slidinėjimui labai svarbu tinkamai pasirinkti rūbus ir žinoti, kaip juos susisluoksniuoti. Rekomenduoju sintetinės medžiagos rūbus, kadangi būtent sintetika puikiai palaiko šilumą ir gerai garina drėgmę. Yra 3 sluoksnių aprangos sistema. Pirmas sluoksnis termosluoksnis, kuris yra arčiausiai kūno, antras sluoksnis džemperis, kuris taip pat sintetinis, ir trečias sluoksnis striukė, kuri taip pat turėtų garinti drėgmę ir būti atspari vėjai. Kalbant apie apatinę kūno dalį, rekomenduoju kelnes, kurios būtų su vidiniu pašiltinimu, sulaikytų šilumą, puikiai garintų drėgmę ir taip pat būtų atsparios vėjai. Ruošiantis slidinėti, labai svarbu pasirūpinti rankomis, kad jos nenušaltų. Todėl rekomenduoju rinktis pirštines, kurios būtų atsparios vėjai, vandeniui ir turėtų kvėpavimo funkciją. Rengiant vaikus slidinėjimui, galioja ta pati 3 sluoksnių taisyklė. Tačiau kalbant apie 3 sluoksnį, galbūt vaikams labiau tinkamas variantas būtų kombinezonas, kuris gali būti vientisas arba atskirų dalių. Kaklo ir veido odą puikiai apsaugo tunova, kuri neleidžia šalčiui patekti į vidų, išgarina drėgmę ir puikiai palaiko šilumą.